Susipažinimas mūsų pirmas buvo čia, Žemės ūkio akademijoje, 5. bendrabute. Mes atsikėlėm su buvusiu klasioku tuo metu į vieną kambarį ir trečias gyventojas buvo Žygimantas. Atsargiai vienas į kitą žiūrėjom. Aš būčiau pavadinęs, kad iš miesto žmogus. Kadangi mano tėvai ūkininkai buvo, tai mintise visada atrodydavo, kad aš esu natūraliai gimęs ūkininkauti ir dirbti žemę ir tam nereikia kažkokio mokslo. Į agronomiją stojau kaip ir su tikslu, kadangi yra tėvų ūkis, brolio ūkis ir pats norėjau ūkininkauti, tai viską taip susidėjęs buvau, kaip sakykime, strategiškai, taktiškai pažingsniui į tą linkmę. Kuris dabar Tomai mūsų kambarys buvo? Ne, tai pirmas kambarys anoj pusėje buvo, trečiam aukšte. Ketvirtam. O antras kambarys ketvirtam, bet nuo balkono antras buvo. Gali gerai, kad nereikia grįžti. Ne, nebereikia grįžti. Daugiau ir šilčiau gal pradėjom bendrauti po jo grįžimo iš Erasmus. O man tai, konkurentas atsirado. Stipriai ėmė mokslų šaukštą ir kabliavom išsijuose, abudu, tiek aš, tiek Tomas. Prasidėjo mūsų tokia mini konkurencija. Žygimanto stiprioji pusė, tai matosi, kad vaikinas turi ganėtinai stiprų stuburą. Bjauri tiesa būna, bet jisai nevengia to pasakyti. Sąžiningumas atsiranda, kad jisai nieko neslepia ir nori viską išaiškinti. Tomas stiprioji pusė, jisai yra labiau linkęs apmastyti viską prieš darant. Dar viena stiprioji pusė tai bendravimas su žmonėmis ir priėjimas prie žmonių. Tai tokia būdavo irgi visada apreikšta stiprioji pusė. O, žiūrėk, vis dar išlaikytas užrašas, sėkmės formulė. Pačioj pradžioj iš tikrųjų nelabai man sekė su Žygimantu bendrauti, bet gal ir yra tas posakis, kad su kuo tau pradžioj nesisekė, vėliau susigyveni gerai. Ar tikėjausi, kad gyvenimas taip suves dar kartą mus? Nežinau. Šiandieną turim ūkį. Šituose ūkiuose sėkmingai galim taikyti savo teorinės išmoktas žinias. Ir kaip galvoja po metų laiko, sezono pabaigoje? Kieno pasėliai bus švaresni ir kieno aruodai bus pilnesni, tavo ar mano? Va čia bus įdomu pasilygyti, kadangi dirvožemiai skiriasi, agrotechnologija skiriasi, sėjomainas skiriasi. Bet kartu turim ir panašumų. Abiejų žemės vidutinė našumų. Pas abudu reikia skaičiuoti labai stiprią ekonomiką. Ir esam dvi skirtingos asmenybės skirtingose regionuose. Tai Tomai, metu tau iššūkį ir pažiūrim, kieno aruodai šiais metais bus pilnesni. Pažiūrim. Esame Jurbarko rajone, Eržvilko seniūnijoje, jeigu tiksliau Lybiškių kaimas, pagrindinė bazė mūsų čia, visa infrastruktūra sukurta, darbuojamės 1800 hektarų, pagrindinės kultūros žieminiai kviečiai, žieminiai miežiai, žieminiai rapsai. Rapsas pasėtas rugpjūčio 19 dieną ir turim ką turim. Turim jį ganėtinai pažeista vietomis. Kaip dabar to pačiam, tarkim, atrodo dabar visas tas, sakykime, pasėlis, žemė? Iš tikrųjų, šitame lauke, kaip matai, yra ganėtinai vietomis tolygų ir akivaros. Jo, matosi. Jo, akivaros. Tos vietos žymiai šviesesnės buvo, vis dėlto buvo pastebėtas šaknies gumbus. Panaudoji vieną kartą augimo reguliatorių. Augimo kogelis kompaktiškas, biškį formuoja kažką viršui. Šaknis graži. Po porą savaičių bus ir naujų lapų, vegetacija atsinaujins. Gal netgi ir jau bus pirmieji tręšimai atlikti. Aš manau, vaizdas turėtų pasikeisti, tikrai laukas intensyviau sužaliuoti. Tai matom tokią situaciją, kad laiku paduotas, reikiama norma ir mum jau išsprendė problemą, augumą pristabdė. Bandykim porą išsikast. Jeigu dar esim... Žiūrėk, nupuvusi visiškai šaknis. Tai jisai rudenį atrodė taip, su tokiu gūzu. Jo, žiūrėk, netgi sėklos beitas likęs prikibęs. Tai iš esmės infekuoja jaunas šakneles ir
darosi tokie. Tai va, tokią bėdą turiu ir aš labai tikiuosi su laiku išspręsim, tiek kalkindami, tiek tos pačios sėjomainos. Ir žinoma, veislės reikia rinktis teisingai. Ir veislės jau atsparės rinksimės, bet, yra. Taip kaip yra. Tomai, ką pavasarį darom? Ką tu planuoji pavasarį dabar daryti? Artimiausi darbai rapsų pasėliuose? Taigi, artimiausi darbai rapsų pasėliuose, tai aš manau, kad kažkur apie 20-24, gal tom dienom pradėsim pirmus trešimus. Tai salėtros bėrimas, kol kas dar normą pagalvosim. Aišku, augimo reguliatorius vėl bus, kartuosim Juventusą 0,7, kadangi mums labai aktualu jį pristabdyti, kad jis nešautų į stiebus, taigi augtų. Ir toliau žiūrėsim, kokios sąlygos. Aišku, aktualu vabalų kontrolė, bet lauksim žydėjimo ir žydėjimo metu spręsim, kokį fungicidą panaudoti. Tai šiai dienai matome iš tikrųjų mūsų ūkio skirtumus šiokius tokius. Tomo dirvožemis yra sunkus, labiau linkęs į užmirkimą. Matosi, kad augalai yra vietom praretėję dėl užmirkimo, dar dėl šaknies gumbo yra praretėję. Pati taikoma technologija yra gera ir teisinga. Tiek, kiek jisai galėjo įtakoti, jisai su šito susitvarkė. Mano tokia gal subjektyvi nuomonė, kad pas mane ūkė rapsai gražiau atrodo šiai dienai negu pas Tomą, bet tą lemia tam tikros augimo sąlygas. Pavasaris man yra draugiškesnis, jam pavasaris yra skaudesnis. Pavasarį mes pasitinkam visada kupini lūkesčių, nes iš rudens mūsų padėti pamatai būsimam derliui, tai kokybiška sėkla, sėklos padėjimo gylis, ta pati sėklos apsauga, tai mums yra pagrindinis startas ir gera pradžia ir mums suteikia garantą stabiliai augint derlių. Tai va, atvykom į žieminių miežių lauką. Ką noriu pasigirt, ganėtinai švaru yra piktžolių prasme. Rudenį buvo naudotas pontos. Būdavo iš tikrųjų vietomis kilimas miglės. Ypač didelį problemą čia būdavo. Bet puikus įvertinimas, kad ir paimkim technologinę vėžę, jinai švari visa. Ką pastebėjom kitų augintojų patirtis, ankstyvas sėja, didelė norma, didelį turim pelėsis tikimybę. Nepaslaptis, Tomai, kad miežiams svarbiausia būtent ankstyvas pavasaris ir pirmieji purškimai. Jo. Ką galvoji daryti dabar, kokie darbai pas tave artimiausi miežiuose laukia? Taip, tai irgi panašiai kaip rapse, išvažiuosim trešt panašių momentų apie 24 toj savaitėje, kovo. Kaip būtent su beitais darai? Tai jeigu ūkinė sėklą mes ruošiamės patys, visada eina kinto pliusas, 1,5 litro ir tikrai matome jo pranašumus prieš, kaip sakykime, sėklų ligas, kuriomis parsineš. Tas pats tinkliškosios dryžligės nėra tokio ankstyvo pasireiškimo, taigi būdavo tokių metų, kad ir rudenį matydom pirmosius užkratus. Taip, ir anksti pavasarį labai. O dabar viskas įdėjo. Šaunu, labai gražiai atrodo tavo miežiai. Ne tik mums smagu vaikščioti, bet ir matom ir gulbės. Ir gulbės. Gulbių netrūksta, žvėrių netrūksta, lapių yra. Gyvenimas, visiems reikia pasimaitinti. Mūsų ūkio stipriosios pusės, tai galėčiau įvardinti, tai mūsų stipriausias žmogus yra mano brolis, stiprus darbų vadovas ir labai stabili ir jaunatviška komanda. Tai yra mums pagrindiniai kertiniai dalykai, kurie leidžia stabiliai planuoti darbus. Silpnosios vietos yra nekontroliuojami dalykai. Klimatiniai, žvėrys, ir tas pats dirvožemis yra iššūkis mūsų rajone. Pažiūrėk, šiai dienai turim tikrai gana grumstuotą dirvožemį, bet viskas idealiai švaru. Jo, iš tikrųjų, kaip ir minėjau, ganėtinai drėgnom sąlygom mes dirbom žemę, tai tą struktūrą tokią ir gavom, kaip ir nereikėtų praktikoje, bet tiesiog iš to... Bet ką noriu pasidžiaugti, kad būtent tokioj situacijoje, kur dirvožemio struktūra ne pati geriausia, šitiem herbicidams suveikinėti, jie suveikia tikrai labai gerai ir ne su maksimaliom dar registruotom normom. Taip.
tikrai tau pritariu ir aš labai džiaugiuosi, kaip suveikė pats pontusas. Ir žinai, kas man labiausiai pontuso patinka? Anksčiau, sakykime, rinkoje esantis kiti herbicidai diflufenikanų ir neimdavo pupų, neimdavo rapsų pabirų. Pontusas pikolinofeną turi ir žiūriu, jokių maišymų vienoje pakuotėje idealiai veikia. Žiūrėk, kur, sakykime, nesupurškimas koks buvo, ne? Bet čia yra ramunės, bet jinai ta pati, žiūrėk, stresuota. Stresuota, irgi susisukus. Kur negavo būtent herbicidų, žiūrėk, ramunės biški didesnė. Ir ant jų jau streso tiek nesimato. Esmė tame, kad kaip ir visur buvo kalbama, kuo mažesnė pupa, iki 4 lapelių, panaudojus pontuso 0,6, ją užmuša, viskas gerai. Jeigu didesnė, jinai lieka sustresuota, sustoja augimas. O toliau belieka žiemai daryti. Tai man esmė buvo sukonkuruoti kviečio stelbimą. kad neužsilptų. Jo. Mes stengiamės optimizuoti viską, gal turėti tokią arčiau tausojančiosios intensyvios žemdirbystės, kadangi mes žinom, kad prevencinis purškimas yra geriau negu pastebėjusio požymis. Ir pigiau susitvarkom ir ekonomiškiau. Ir, sakykime, mums darbai susidėlioja grafikų, mes plius minus jau pradedam jaust, kada galim daryti prevencinį darbą. Ir to laikomės ir nesam ant tiek įkaustyti į laiko prasme atsiradus problemai. Šiais metais iš ūkio tiek aš, tiek brolis tikimės stabilumo, tiek, sakykime, klimatiniais iššūkiais, kad galėtume jas sugebėti akumuliuoti ir spręsti taip, kaip mums reikia, taip ir lieskim tą pačią politiką. Kadangi jinai daro sprendimus, kaip jai palankė, tada mes turim prisitaikyti, kaip mums yra netgi kartais nepalanku. O mano pačios, sakykime, iššūkis po šių metų norėjimas, tai norėčiau iš kitų surinktas patirtis pritaikyti pas save ūkyje ir turėti tą galimybę kitiem išvengti problemų, pritaikant dar kitų ūkių patirtis pas juos kiemuose. Ką, Tomai, pas tave pamatėm? Iš tikrųjų, pamatėm kviečius, pamatėm miežius, jie šią dieną atrodo gražiai. Su žieminiais rapsais, neklas, pats matai, kaip jie atrodo. Matau, kad yra problemų, bet palauk, pas tave pažiūrėsim, kaip jie yra. Ačiū tau už šiandieną ir susimatysime. Pas tave? Gerai, būtinai.